Labą dieną, šiandien pirmadienis ir spalio 7 dieną, labai graži svorsi, labai faina. Šiandien vežam biškį žvyrfredžių. Vežam prie vasarnamiaus, ant ten pilas pamatok. Tai baigiausi tas mėšlavežės, dabar jau pradės aš ir krapštyti su bakūžį kažkon tai. Išleidom dar karvis ten į ganyklą biškį vein, dar kiets ir čia priberžų, tai tuos dar nuskriausts. Bet ir gal pavyks paleisti čia savaitę į naujus plotus užtverti. Tai žodžiu, vis bus gera. Reikia susitvarkyti reikaliukus ir užsiimti su bakūžį. Tai lekam dabar iki fredžiaus. Kažko Rikis buvo. Riki! Važiuoji į mešką. Aišku, važiuoji. Varom pasimatausam. Štolpus nebeatsimenu, kokį ilgiaus buvau cipėjęs. 300. Tai tas 4 metrą turėtų būti. Žodžiu, 5 metrą didys. Ir 4 mažiukas. Varom žiūrėti diską. Kažkur turėjau. O. Tas, kas surudėjai, tas tai apinojus. Tas tai surudėjus baisiai. Neina atsukti, diską eikti savo. Ta prasme, sulenkiau raktą. Neįmanom atkalti irgi neina. Nežinau, ko daryti. Mačiau ten, kad išpjauntų diską išlauž ir pakeit. Bet po to radau dar vieną video. Tai dabar pabandysim padaryti, ar iš tikrųjų veik, ar tik ta video ir video. Visą bandžiau, vorak šitą sulinkiau, koks paliek makaruns. Na, silpna kal, tai jau antras bandymas. Rytus. Čia kas į gera, kad ir kalems tik tanto. Taigi tai reikia. Kažkokios labai taktikas nėra stiprios, tiesiog reikia perpjauti su silikatiniu pjūklu. Tada padauža nuo to balkiaus
nu, ant to galiok štolp. Tada armatūras turi nupjauti su paprastu fleksu. Čia vis okei, tas pjūklas tai ilga tarnaun, o fleks diskiok tai vieni dėjau, dabar 4 armatūras nupjauviau, viskas įbaigęs. O su kitu prieš tai supjoviau 12 armatūrų. Tai kaip čia tie paaiškiai, aš nežinau. Vystinė gražuma šita, viskas jį gerai, nes viskas nusidauža. Šita viskas tas nudaužysas iki čia. Įperpėlasas su nauju betonu ir statysas ankiris, tad murlios dėsas. Ir esmė ta, kad ta armatūra gera susiriš su nauju betonu. Nereiks nieko galvoti šitą. Bet šiaip metalą nepagailėta ir tai konstrukcija gan tvirta. Tai jau 5 štulpą paruošti realiai. Nu, tas šitą 5 tom pasiruošu, nežinau. Gal dabar susipjaus, pasidės rytoj jau, kad mažiau reikėtų. Reikia varyti darbuotis jau. Nu šiaip neblogai, nes kad būčiau anksčiau pradėjęs, gal jau būčiau ir susibaigęs. Tai dabar tas nusiveš iškart į vėjat, kur jau reiks, susidėsiu ant tų galiukų dailės, įsiriktausam, kad jau dirba nesimaišytom ir kai linciūgų užgaubt reikia pasikelti, nes tu štolps į polius sukelsam su linciūgu. Ir su traktorius frontalinį greičiausia. Nu, 7 iš 10 supjūriau štulpų. Tai būtų daugiau buvę, būtam 9 buvę tinki, bet 9 būtų buvę, bet sulūža. Atpjauni, metė, atrodo, į to nevėjat būtent kur tor lūžti, kur nors kitor sulūžti. Tai varau išsikrausiu štulpus ir greit varys pasišerti. Teik šiandieną, čia teikite pavyk padaryti. Nu, turiu 5 trumpesnis ir 5 ilgesnis metrų. Tai gera. Jau, kur slyva į... Kur kits bimbals? Tai žodžiu, šiandien yra antradienis. Prakalė obidvis mašinėlis. Teik slyva, teik kit bimbal. Tai dabar jas peškom namo. Reik pinigų, reik šiferiaus nusipirkti. Žodžiu, ir pardaviau, nes ton, kur vežinėjaus BMW Pitak, tai reikėjo tvarkyti. Visokių daug ir smulkmen, bet vis tik reikėjo priežiūrų senam. Ir nelabai buvau nor. Tai pardaviau ir ton slyvėlį pardaviau. Na, viskas. Tai, žodžiu, atvežiau žmogus nusipirkti, tai atpažėd mane iš jau tų video. Tai visai smagia. Galim sakyti, savo žiūrovų pardaviau. Tai jau tokį reikalą. Vis dien supaišau, iškojau, dar raktus lyvus neradom. Bet į be raktų pakrovė vis tik ant dalių išėjai. Bet reikės pažiūrėti, gal rasiu. Šiandien suvėlavau, bet jau galvoju, o visai gerai einas. Bet ne visai gerai einas. Turės davė ant rūmų iš kažkur susigalvoti. Tai štulpų į tikučiai aukštos įtamps, nes vakar vein netinkam atpjoviau. Bet man atrodo, o veins perlauž, neveito. Met ir lūž neveito. Tai čia gera, viskas per pjūvį lūža. Bet tas šitą trumpasis, kur leikt atseit plonasis, tai su kiužiai, su ber.
Kiek čia armatūras ir čia atrodo gal net plonesnį, karts atrodo dar storesnį. Įskalda. Armatūra įskalda. Jeigu turėtum malūną, toks maltum čia augs kasykla ir metalai skaldos. Jau trečiadienis, kokį vėją, kaip greit lek laiks. Tai va, nieks, sakyčiau, nepadariau, bet padariau iš tikrųjų prie Bakūžės .20 dirbam. Pasiemam lazerioką. Ir šiandien varau apsidirbu greitą. Tada lekam išsikasti padą, bet pradžio reikia apeiti ūkį, kas užtrunk laiką. Tai jau miltą atiduot, ten į šeriklą reikia pašarą nuvežti. Į čia į dvi neforminis tos telčius ten nešam, biškį ir miltus kukurūzas daudu. Dabar, kad statyti svorį, tokį gražesnis, ką būtų. Dabar, kol su jais miltus važiuoju į pašariukus rulonas ir teik. Tik pradėjau vilkti šmutkės jau prie Bakūžės ir pradėjau lašnuoti. Tai o reikia imk roletį, matau jam. Nežinau, lengviau, sunkiau, kad ir ta Bakūžė. Reikia pratęsimą daryti. 13, 14, 8. Kaip gera, kad lyt pradėjai, būt nelyj. Iš tikrųjų, faina būt, kad nelyt, bet jau te per daug gera. Nereik nuryt, spalį vidurys greit. Visko būdau juk. Čia susižymės tokį dėžėkį, pasižiūrės koks šitas ploci. Po to ištrauksam lazeriok, pasižiūrėsam aukštį. Ir, nu kas, gruntą ton. Tas lytus gal neišgozdint šiandien, padaryti kažkiek reikėtų. Bent jau būtų gerai išsikasti ir ašelės susismaikstyti, kur kolonus bus, tai čia jau būtų pasiekimas. Kiek čia tų valandų. O, peita! Valgyti. Tai o, peita. Nieks nemok man virš valandžių. Ai, palauk, man iš vis nieks nemok. Tai o, 30 eurų valandėk. Tokį malūnaus darbą normaliai nebūtų.
Geriau nejaukininkauti, šitą pagrindus lygini, kas dirbi su techniku. Ne, tie paprastai vis tik turi darbų rasti, į techniką gend. Tai jau baigęs gulė, sakysiu, atkapčių nepastebėjau. Taip nepastebėjau, nes šūdį buvau vis laik. O dabar, kaip išvažiavau, pradėjau džiūti. Ir taip jau buvau pradėjęs strikti. Tai jau tų ašių musėt. Čia nieki nebė. Jau neišsaugoj senų. Ašys nebėra. Ta golevėt išsimalus, tikėkimės laikos da. Kad nereikėtų tekinauk pirkti. Ne, pirkti nepirksam. Jeigu kas, žinau, žmogus turėtų išfrezauti, išcentrauti ir ištekinti. O aš kapto firmo važiaus, kol nukris. Bet čia tokie dalykai ir ne kažkoks stebuklas. Čia yra dylančių dalis, tai gulia birna, iškrenta, ašis gulevėts išsidėjau, žmonės tiesiog dirba, kol nukrent, kit susitvark, tu jau pat visokių į variantų, man reiks dirbti, kol nukris. Nes man reikia dirbti, sator padaryti, iškasti, išlyginti ir tada galės tvarkytis. Nu, iš tikrųjų, jo, išsikasu, išsilyginsiu mešlą ir išvežti, viskas padaryti. Galėsim pasiskersti ir tos vikšus nuimti. Atsoks tas ašis, išveš meistras, ištekinant per naują sukišam, viskas gera bus. Tai va, čia tuik nuėmiau sluoksnį, tokį, sakykime, dirvužėmiaus viršaus, tai daug žmonių dar klaidą, ypač seniau, kaip atsimenu, dirbdavau prie gerbujaus, tai arba atvežiau iškasti jau kur nors ir tada sakau, kur yra augalinis. Koks augalinis? Sako, visko, kas iškas į krūvų vein suvarį. Tai vis laik reikia atsidėti augalinis sluoksnį. Patį viršų, nes ant ir mūsų tort didžiausias. Tas dirvožėmis, tas viršus. Ir reikia naudoti. Jeigu kažko reikia iškasti, aikštelį daryti, kažko išsirenka augalinį, tada jau su to gruntu dara, ko jau nori. Tai čia tas augalinis nebuvo labai derlingas, da čia kitur šaknų bet čia į labai biedną žemę. Toliau ir smėlis ir aš nebekelsiu viršų. Tai tus patrauk štolpus, darysus davėn malkelį. Davėn malkelį darysus gruntą. Tokį miksą prastesnį. O tuo gilinimu jaučka didelčiai nereiks. Tai jau pažiūrėsam su lazeriuku. Sak, lygiai padėk kur nors daug maž. Kur čia galėtų būti? Liniuotis matomanie. Nusižies aukštį ir eisam pavalgyti. Iš tikrųjų reikia telefoną pasikrauti. Tai va, teik dabar žinių. Pasiveis, kapčiai. Toliau dirbam. Tai jau pridrožiau peštuku. Gamti peštuką, tai jau pamatysit. Labai dėl aukščiaus nepergyvenu aš ten. Vis tik iškasiau daug maž apie 5 cm į paklaidą. Tai tiesiog atsireguliau sugroštin, pralgintau užsidės ir grenš iki grunt. Tada kolonas įdėsam į veit. O čia bus ašis kolonas, kur grenšas įkalsam čiuk paleišnių. Ir tai žodžiu reikia teisio linijai, išstrižainis reik, o aukščių nesukiam galvos. Tai man komputė pagauti nepavyks, nes tas neaišku, ar ant lygio užsibaigda, plius apkrauti į baraklo. Bet ein kitę pasidaryti. Svarbi ir kad vein tas ein būtų teisi. Tai ir pradėjom nuo to. Paleisėjom, lygiai grečiai išsitempiau vein lėniai. Ir ant ir 5 coma nuo ten kolonų. O čia išsimušau ašį. Elia to štolpo vidurį. Tai o čia ir teisė tas ein. Dabar ištemt paleivės senui pastat. Į toliau tesas teis liniai ir ašis. Tai reiškia teis liniai turam. Lygiai grečiai išsimatavau atstumus. Ir ten atsikėliau ašis. Tai žodžiu, dabar tas dvi linijas turint jau geriau ir. O dėl to
Dabar kon galiam padaryti dėl komp. Galiam pasidaryti toj kampain, pasidaryti komp. Va taip. 4 metrą su pois, ant 3 mestys ir pasitikrinti. 5408. Tai va visai pradėjo terliuoti, bet gerai pasigavau. Tai čia išsiskaičiau statų kampą, čia sikaliau ir žodžiu tepėjai padariau koregavim. Tai čia turėtų būti stats kampas dabar. Va. Čia turėtum būti stats kampas. Tai žodžiu, manau gerai. Ten nusinešiau stat kamp, ten ir vidurinį koloną. Ir dabar nu tos vidurinis kolonus galės išsimėtyti kraštinis kolonus. Tai viskas jau pradės tempti, video kokybė prastės ir... Nu, įteik čia belek, susimėto vaišys ir to gal pavyks išsigrėžti. Tai šiandien ateik. Labdien, augaliuka. Tai šiandien ir ketvirtadienis, ta diena, kur turėtų būti 3 viename. Turėčiau 3 darbus daryti. Galėčiau vežiauti porykštį. Čia būtum iš bio versijos produktą. Tai reikia protektą supūsti, grau ir sponge kempiniok kolokiečių produkt, tinkant kolokiečiam. Tai yra poarima produktas, toks sako, ryšpat ir fiksavau medžiagas, neleidžiu išsiplauti. Tai žodžiu, toks naudingas, nes arimas biški toks yra niuansėlis, kad daug medžiagų vienu metu skaidos, kaip aš suprantu. Ir augalą nespėja pasiimti visų tų medžiagų. Nes pūn velienas viskas ir var viskas į gruntą. Plaunas medžiagas, tai tas sponžas biški užrakentus medžiagas, kada nuo ilgiau išliktų dirvo ir kad augalą galėtų pasiimti. Reikia išpūsti 3 produktus: grau, protektą ir sponžą. Visus 3. Ir užrakinti medžiagas, apsaugoti augalus ir duoti anim augiam. Tai vis 3 žodžiai, vis 3 elementą. Čia būtum panaudoti, būtum super, bet reikia laiką labai turėti. Gavom šilumos, tai tas į labai gera, nes čia buvau paskutiniam dienom taip vėsoka, tai biškite buvau liūdna. O dabar vėl šilta, dabar šitą šiltą suleminį. Tai važiuoju iki kitos dirvos, pažiūrės, ten įsivertins, reikia susidėlioti, kokį dieną išvažiausam. Nes reikės atiduoti purškimą vis dien. Nu vis tiek čia išen kelti laukiuką, mažas purkštovas, čia išen to laiką. Tai lekam įkiet lauk. Čia šitam laukį buvo ražienas, suskutau vieną kartą pasėjau. Tikrai nebloga atrodo. Tu ta prasme beveik vienod laiks jau kaptenėje rem. Čia yra gražesnė pasėlė, bet daugiau pikdžiulių matos. Visokių mažų smulkių žolyčių. Būtų verta pamastyti. Bišk praravėtins. Čia su runkom tie praėję. Tai va tas yra su bio versija, kad verslai gali sukomunikuoti ir pasiaiškinti, gauti patarimų ir panašiai. Žmonės dirba, žmonės žen. Matysim. Nu čia tai gražiai atrodo, čia džiaugus, viskas gerai čia. Ten jau lygų toik pat norm, bet augalų mažiau yra. Čia jau toik pat norm, bet augalų daugiau yra. Tai reiškia, man taip galvosi ėrimą, sunkiau sudėga, nes matyt grumslų daugiau buvo, mažiau žemį dirbt. Aš taip galvoju, arba gal drėgmė pataikiau, čia gal gerą pataikiau užsėti. Matysim. Tai galins rezultats ir tik rudin kitas metas. Tai o, kukurūza. Tai iki belek iš anų dabar kvyčia veitų žem. Susijai tep tik tą. Galėti geriau, nu bet šitą sejal kimūn metų. Nu nenuvertinkiam tų mūn metų, gerti metą. Patirtis, bet ne viskam tą patirtį naudį šiandien. Kvyčia kažkur, nori labai aukti virš.
Они labai jauni, labai liekni, bet aug stipri. Auga nei valandom irgi greta. Dabar iš vis pradėjo šeldyti, čia pasaka. Tai dabar galvoju, čia šitą eis irgi protekcijų ir grau. Ir viskas, čia jokių žolių kontroliavim nereiks. Po kukurūz nieks čia dabar neaugs. Dabar kveituką ramė savo. Oni kaitina savo likėtę, lingaujas, plevė savo plauką. Taip galvo, mes gerai čia gyvenam. Manau, vanim čia patiks. Po kukurūzų. 3 darbą galim čia eit darbuot. Galim varyt porikštį, galim varyt vertvor. Kondarom, nežinau. Gal kokį monetą mėsti. Tai visko nvaraus pats veinsim meituką ir vėl tempu šniūrą. Tai pil prakai atskiaušia šunt kombinzuonį. Atrodo vėsesnį dėin, bet ką pajudi švis karštą. Su medinės žemiau dracir. Sakysit per žemą. Ne per žemą. Gera bus, man atrodo, pats tas. Nes vein ratė dėsų. Jeigu žolės į karvį nelend, per virš nešokst, veršia lend lauk. Tai čia nu veršiukų parazitų. Kai nei velnę nelystom. Tai jau, tveram toliau. Tem palei pamišk, tol, žodžiu daug ir aptverti labai. Kokį skanų obuoliai, eik savo. Nu, ne iš to medžiaus, ne iš to gražus medis, bet obuolių nėra. Koks medėlis. Gražuolis ir. Nu, neleis gyvuliam prieit, nes aniai karts va, rabin suragas. Žiaurė graž gamt. Taip reikia kartą sustoti, biškį pasidžiaugt tą akimirką, nes nu, įspūdinga atrodo ražiai. Tai va didelis aptvars labai, tai mam padės aptverti, dabar ten var šniūr jau ginas. Man čia teiki belekštą, čia užtveru. Tai apčiukšt į viskas ten jau mūsų žemė prasideda. Super didelis lauks, suleisam abidvis bondas, galės čia nusirauliuoti. Ne visai prie pat ribų tveru, nes vilkai gali pulti. Į tai palei pamiškį palikau tuik tarp nemaž, kad gyvulė neit, nesigult, palei pamiškį nesugalvota nei ten apsistoti. Gal pareis aniai iki sodybos nakčiai. Bandys gal kokių miltų papilti vakaras. Gal pareis ten vandau bus, šeriklas. Matysim. Čia būt geriau, kad nei dėjant čia būtom, o naktį grįžtom, nes baisiai dėl vilkų. Šitas kliavas, galiūnas, ko nežinau. Gražians, čia man pasitek. Tai kon, sugriaužiau obuoliok ir toliau varau. Tai nuo aviečių prie obuolių dabar parėjau. Vitaminus pakeičiau. Avietis baigėsi, bišką atsibuodu. Dabar du obuoliai perdėjin. Kapusūrin, šau, visko neėdu. Tai jau vis parėjau į senųjų ganyklą. Vokiai klėk meitukų. Vokiai klėk meitukų. Realiai niek. Tiko užtek. Tai jau mam kažkur. Ai, ten jau anta. Ein padėsiu šiandien pabaigti parviniuoti šniūrą. Ir tiek šiandieną musėt. Tu ik tą graždėjin būsi praėjusi. Tai žodžiu, 5 dieną spėjimų atverenk, šitą gyvulę naujam aptvariau. Apie jau aplinkų, viską pigera. Jautis atbėga, čia kaimintėlyčius už kanalą, bet niek. Susibendravo viskas ir išsiskirsti. Tai dabar jėdam dobils. A nereikia. Gera ganykla. Gera. Gyvuliuką turi ko jėsti, gera. Rytoj da jungs šarolė, šiandien nejungs. Per daug didelis balaganas gali būti. Užteks. Patikrinau peimin, veik vis gera. Tai valiu.
Varom toliau kažko, tai gal prie Bakužiskom padaryti. Nu, koks gražus vakarėlis, visai išsipagadį ir tokį gražį saulė šveit atsisveikin jau. Į čia tefo prišmėjai kelias kolonėlis įmečiau, žodžiu, pasirektavau, padėjau, tas praščiau pasidėjai, tai gera pasidėjai, palei pastat, valio. Ikon čia paskiau paėmį, pagalį kokį, met smėlį, akmenukų gal mesti, pritrambuoji, su pagaliu. Viskas. Pastatyt koloną, pamūryt. Tai tokį reikalą. Pabaigs šį vakar dar pastatys mūsų tas 2 kolonas, tai tikrai turėčiau pastatyti. Atvežiuos Fredis, gal atveš Gulščiok, parektaus dar viskas šiandieną bus. Visai nebloga. Tu iki pradžių. Tai va, teik žinių šiandieną. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Galit prisijungti prie YouTube partnerių, galit neprisijungti, parašykėt komentarą, paspaustkėt like, pasubscribinkėt, pasidalinkėt, prisidėkėt prie sklaidos. Į viską susitiksam jau kitam video už savaitėlis ir tikriausiai šeštadienį. Čiau!